Taigi, sveiki visi, šiandieną mes susitinkame dar viename CSGO competitive epizode. Ir manau, nėra čia daugiau ką plėstis. Gerai, kaip žinom, jau čia A. Taigi, nelabai smagu, nes jie užėmė site ir jie dar yra labai daug jų yra gyvų. Mums jie atimti iš jų bus žiauriai sudėtinga. Kai vieną pagavau netyčiom. Nelaiku ir ne vietoj buvo išlindęs mielas draugas. Okay, ir defusas mano! Don't touch him. Wow, nice. Okay. Girdėjau žingsnius mainę, tai sugalau patikrinti ir patikrinu štai kas gavosi, puiku. Mano teamai tai rušina, realiai tai yra tiesiog nemokamas raundas mums. Ah! Ne! -9-2! Jūs juokaujat. Nu jo, praktiškai tas raundas buvo visiškai nemokamas mums, nes jie nieko nepirko. O mes buvom apspirkę, nes laimėjom pirmąjį raundą, žodžiu, manau visi supranta tai. Ir viskas labai nice. Ir jo, tai aš tikriausiai pirksiu EP, nors nereikėtų gal pirkti, bet aš noriu. Tai pažiūrėsim, kas gausis. Iš manęs nenaudėlis oranžinis pavogė mano midą. Tai dabar man tenka čia stovėti viršui kažkur. Man tai nepatinka. Ir aš tikrai eisiu į midą. Don't rush him. Funny girdėt, kaip daužo indus. Kas yra kinda funny. Orange don't rush. O taip jis valgo. Skanaus jam, skanaus man. Skanaus mums visiems. Ir vienas mėlynuose duryse. One blue door. Pramisinau šotą, blogai. A, ne. Nelaiku ir ne vietų jie čia smaukina. Tai man tai labai nepatinka. Ir aš noriu šito nuo skaupo. Tikrai aš jo noriu. What? Kaip jis už manęs atsidūrė? Čia tikriausiai viskas buvo dėl flasho, nes aš nepastebėjau per flashą, kad jis atsidūrė už manęs. Ir jis nepastebėjo to. Bet aš susivokiau kažkaip, nes nemačiau jo už tos dėžės ir galvoju, kur jis galėjo dingti. Tai akivaizdžiai jis buvo kažkur už manęs. Žodžiu, gavosi viskas puikiai, bet vis tiek gan keistai viskas čia išėjo. Jis už manęs atsirado kažkaip. Jis yra gan keista. O dabar aš pajungęs tikrą jolo režimą su Digulu. Bandysiu kažką. Bandysiu kažką bandyti įrodyti. Keistai nuskambėti, bet viskas tvarkoja. Ir jo. Bet tai tikrai neskamba lyg B. Nes mida pušina. Mano teammates dar turėjo EVP. Aš jam pasakysiu labai didelį ačiū už tavo EVP. O, ir eina ginta. Labai ilgai aš čia nežaisiu, labai ramiai, nes veiksmas vyksta. Fuck you! Ir jo. Ir aš likau 1 prieš 4, kas yra tikrai blogai. Jis ką tik save susidegino. Oh my god. Gerai, aš tikriausiai seivinu. Nieko įspūdingo aš čia nepadarysiu, nes jie visi site ir kad aš eičiau į site su EP, man šansai tikrai nėra dideli. Tai aš tiesiog atsitrauksiu ir jo, paseivinsim. Orange. Wow, nice. Mūsų saugotas EP visgi padarė visai neblogų dalykų. Cool. Wow, dar vienas. Cool. Ir dar jau girdėjau mainę. Taigi reiškia, kad jie bando, arba bent jau bandys eiti link A. Ir taip ir yra, nes bombą mačiau minimapę ir dar vienas išlindo iš mėlynų durų ir nebeišlindo. Gerai, išlys gal ir išlindo, bet nedalindo. Lol, ką papraid. Gerai, šį kartą. Tai skamba lyg B. Žies. A is clear, guys. Ok, aš jam pataikiau. Ir savim be abejo labai didžiuojuosi. Ir dar vieną per smauką. Come on. Ir dar vienas skečiotas. Puiku. Don't rush him. Man patinka. Tikriausiai truputėlį atsitraukiam. Nenoriu per daug agresyviai čia savęs kažkur įkišt. Nes po to manęs laukia didelė mirtis. Kurios aš irgi nenoriu. Paskutinis tikriausiai bus kažkur A.
Pažiūrėsime, ar mums jį pavyks rast. Okei. Galbūt dar daugiau. Ačiū. Ir dar vienas. Nes kodėlgi ne. Nu, arba ne. Okei. Dar vienas iš kur turi būti. Half HP, guys. Metam granatikę. Ir jis turi išlyst forklipą, nes man taip sakė. Bet man meluoja. Ir noskaupas, let's go! Ir jeigu girdit fone mano katiną rėkiantį, tai aš nieko blogo nedarau. Tiesiog, jam yra laikotarpis dabar, kai jis neturi smegenų. Wow, okei. Buvau truputėlį per daug prisiartinęs ir dabar netgi buvau per daug prisiartinęs, bet somehow, I managed to kill 3 people. O lietuviškai tai kažkaip sugebėjau nužudyti 3 žmonės, bet kaip nežinau ir jo. Ir paskutinis yra štai čia, kurį aš nuskaupinsiu. Ne, what? No! No, lyskit kažkas į mano taikinuką. Ir aš jums atsidėkosiu už jūsų gražų išlindimą ant mano taikinuko. Aišku, jeigu nušausiu, jeigu nenušausiu, tada pyksiu. Tai būsiu labai piktas ant jūsų, kad mane nušauji. Bet kadangi dar taip nėra, taigi aš labai laimingas. Vienas nušautas. Okay. Daugiau? Jų tikrai turi būti daugiau, aš tai žinau, aš tai jaučiu, aš girdžiu. Aš per daug žinau iš tikrųjų. Ir dar vienas, puiku. Truputėlį prafeilino jisai. Fuck you, flash. Bet visiems juk būna. Metam smauką. Ir... Fucking. Bandom. Nudefusim. No, idiot. Mano sprėjus yra broken. Žiauriai broken. Bet kadangi aš žaidžiu prieš Gold Novas, broken sprėjus nieko nereiškia. Nes net ir su broken sprėju tu gali nužudyti tikrai nemažai žmonių. Puiku. Čia buvo visai neblogas sprėjus, by the way. Čia buvo tikrai ganėtinai kokybiškas sprėjus. Ir mane nušovė su AP. Puiku. Aš išeinu. Aš tiesiog paimu. Ir išeinu. Visgi čia aš galvau, kad B, nes B nušovė pirmąjį žmogų iš mūsų komandos, bet galutinai jie nusprendė visi pasirodyti A. Taigi, mes laukiam ir bandom kažką įrodyti. Realiai man nieko nepavyks įrodyti, aš netikiu, kad man kažką pavyks įrodyti. Tai būtų gan amazing. Aš labai noriu savint. Taip aš ir padarysiu, paseivinsiu. Nes realiai aš šansų turiu žiauriai mažai. Man laikas tiks ir žodžiu baisu. Labai baisus raundas. Tiek iš mano pusės, tiek iš mano draugų pusės. Thank you. Galiu pasakyti tokį gan visai linksmą faktą, kad aš jau kokį 5 kartą einu savo katiną išleist, bet jis neina į kiemą, o tiesiog žiūri į mane ir rėkia. Okay. Kas yra labai faina. Ir aš gavau ką tik molotovą po savo kojom. Faina. Kai man reikia kažkaip rušinti juos po trupučiuką. Puiku. Ir puiku. Nice. Puikiai sužaidėm, puikiai atsiėmėm savo saitą, atgal į savo rankas ir paėmėm pirmąjį halfą. Good job. Varom į B. Tikėkimės, kad savo saito mes neprarasime. Ir aš jį noriu atimti. Wow, kiek daug kulkų jam reikėjo pataikyti. Okay. Žiūrėjau į medį kažkodėl. Neturiu nemenkiausių supratimo, kodėl žiūrėjau į tą medį, bet tikriausiai norėjau ir žiūrėjo. Ir paskutinis yra checkers. Tikėkimės. Mes jį netyčia nužudysim. Na, netyčia nereikia, reikia tyčia nužudyti.
Ir mes tyčia jį nužudom. Nežinau, ar tai buvo tyčia ar netyčia, bet mes jį akivaizdžiai nužudom. Taigi, kitas epizodas tikriausiai bus mano oficialioj paskyroj, kurioje aš esu Legendary Eagle. O dar kitas CSGO epizodas tikriausiai bus vėl su iššūkiu, nes jums žiauriai patiko tas iššūkis su pistoletais. Tai tikrai bus jų daugiau, nes mačiau, kad jums jis visai neblogai patiko. Na, bent jau pagal peržiūras ir laikus. Tikrai nežinau, ir ar jums tikrai jis patiko, ar taip toliau, bet bent jau už peržiūrų ir laikus sprendžiu, kad jums tikrai patiko jis ir ateityje jų tikrai turėtų būti. Nes tiek man patiko pabandyti savo jėgas Silveryje tik su pistoletais. Ir jums, manau, patiko pažiūrėti, taigi. Jeigu patiko, tai galime daugiau padaryti, kodėlgi ne. Ir mano sprėjus yra broken as fuck, bet kadangi aš esu nenužudomas, aš nemirsiu niekada. Ant tų žodžių. Goodbye, my friend. Mano pelytė išėjo iš mano kilimėlio zonos ir aš net pasimečiau. Tikrai tai galite pamatyti iš video, jeigu atsisuktumėte ir pažiūrėtumėte, jeigu netingėtumėte. Bet kadangi tingit, jūs toliau žiūrit šitą video, taip kažkaip gan keistai iš tikrųjų pasijaučiu, taip pelytę įstumiau iš kilimėlio zonos ir taip kažkaip ne taip stumėsi jinai. Bet nesmė, nes mes nužudėm 2. Ir jo, turim jau netgi 30 kilų, kas yra iš tikrųjų visai nemažai, galėtų būti daugiau, bet aš nesiskundžiu. Norėčiau tikėti, kad jis gali laimėti šitą raundą, bet realiai čia jo situacija yra žiauriai durna. Nėra labai dar durna, tipo jis turi šansų, bet tie šansai yra tikrai maži ir aš netikiu, kad jis sugebės. Nes... O gal ir sugebės, žiūrėkit, 1/1 liko. Gal šansai tikrai dideli, bet... What? Let's go! Visgi aš buvau teisus, gerai žinot. Visgi buvau jau net... Vieną sekundę buvau suprakaitavęs ir galvojau, kad nebebūsiu teisus, bet visgi... Jeigu Martynas sako, tai reiškia taip ir yra. Puiku, man prieš akis nuvoktas mano kilas. Kaip faina. Kaip skaudu širdyje. Gerai, paplantins bombą dabar. Ir šitas raundas turėtų būti jau mūsų. Nežinau, jeigu jis bus ne mūsų dar vis, tai mes tikrai jį sufeilinsim. Kol kas tai viskas puikiai klostusi, nežinau. Noriu knife killo. Ne! Taip, norėjau to knife killo. Aš žinau, kad jis ten yra. Jis lipa į viršų ir taip toliau, bet jo. Ir vieną momentą jau pagalvojau, kad aš prafeilinau raundą. Taip dar iš tikrųjų ir gali būti. Nes liko 1/2, dar laiko daug turi. 1/1, vat štai ir jo pasirodymo laikas. Jis iš tikrųjų gali laimėti šitą žaidimą. Ir jo. Aš tik norėčiau aišku pridurti, kad jis turi tokius kitą ir jis laimėjo ką tik raundą. Vėl iškerino, wow, vėl. Tas Luzų iš tikrųjų visai neblogai žaidžia, jis tikrai sugeba pataikyti savo didžiąją dalį šūvių, kas yra cool. Ne mano, jam, bet jo vis tiek. Aš tik priešinasi, spardosi, kad taip sakant, tai dzūkiškai. Ar lietuviškai, nežinau, nepasiduoda. Vieno atsikratėm, dar vienas turi būti mėlynose duryse. Arba net ir ne. Kuris tai nieks nežino. Jis yra čia kažkur viršuje. Ok, nice. Puiku, ok, čia irgi atsikratė. Kodėl aš ją nemačiau prieš tai? Būčiau jau turėjęs 3 kilus, ne 2, tikriausiai. Ir mano sprėjus yra tragiškas, bet viskas nice. Padės dabar bombą ir svarbiausia man žaisti labai atsargiai. Aišku, aš nežaisiu atsargiai, nes aš toks esu žmogus. Ir jo. Numiriau. Padariau šitiek žalos, bet tikėkimės, kad mano teammates išklučins, nes būtų iš tikrųjų visai faina, jeigu šitą raundą laimėtų, tada mums trūktų tik vieną raundą iki pergalės. Ir realiai aš juo tikiu. Nežinau kodėl, bet šį kartą aš kažkaip tikiu. Šį kartą, kaip bebūtų keista, aš tikiu. Jeigu aš tikiu, tai reiškia, kad tikriausiai nebereikalo tikiu. Ir tikėkimės, kad jis tikrai sugebės. Puiku, nice. Mano tikėjimas duoda galių kažkokių, galbūt tam gamtiškų. Mano teammate'am aš nežinau, bet čia buvo tikrai visai padarus šūvis, kuris mums laimėjo raundą. Nice. Vienas su granata nunešė ir antrą tiesiog paėmė ir nužudė. Taigi ką, čia mūsų žaidimas ir baigėsi. Laimėjom šį žaidimą ganėtinai lengvai. Aišku, ne taip lengvai kaip norėtųsi, šiek tiek priešai pasispardė, kaip ir minėjau. Bet viskas puikiai. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Čiau.